Galime daryti tai, ką darome, nes mano manimu tai yra be galo svarbu Lietuvai ir tai yra toksai didelis žingsnis į kažką daug didesnio ir geresnio ateityje. Tai tenka dirbti su įvairiais labai vaikais, su įvairios poreikius turinčiais vaikais, bet labai dažnai tas poreikis yra ateinantis iš tos vienatvės, iš to vienišumo. Viena iš tų baimių buvo, kad mane atstums. Aš niekam nepatiksiu iš tų vaikų, pavyzdžiui. Man čia buvo šakės. Arba pradėsim draugauti ir tada eigoje sakys nebenoriu. Nereikia kažkokio pasiruošimo, reikia tiesiog nuspręs, kad nori ir eiti ir viskas. Tos baimės, jos dingsta, kai pradedi daryti. Pirma draugystė, kai aš susipažinau su mažaja, man atrodė tobula. Tobula, nes mes viena kitą suprantam, mums įdomus tie patys dalykai. Aš galvoju, kaip jūs galėjot parinkti. It's a match, tikrai. Su antraja draugė, mažaja draugė sumečino. Aš galvoju, aš negaliu patikėti. Ir vėl. Ar jau kalbėti, čia reiškia, kad kalbėti? Tai labas, Milda. Labas, Vaida. Šiandien antroji laida. Žiūrėk, gaunam pagreitį. Tai labai smagu, kad ir vėl susitikom pasikalbėti. Ir šiandien turėsime svečių, Big Brothers, Big Sisters. Turime 2 savanorius laukiančius pokalbio. Tai labai smagu. Bet prieš tai aptarkim, kas įvyko šią savaitę. Ne šią savaitę, per kelias savaitės, turbūt jau 3 savaitės, kol nesimatėme, kas naujo tavo fronte, ko užsiemus. Aš viena dabar beveik nieko nedarau, mes viską darom su komanda, labai nemaža, tai per paskutinę savaitę, šiaip kalbėjau radio laidoje dar vienoje su Neringa ir su Viktorija iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apie standartą savanorystės, su kuo šiaip susiję viskas, ką mes darom šiuo metu. Apie nacionalinį savanorystės standartą turbūt mums reikėtų šiek tiek pakalbėti, todėl kad praeitą kartą šiek tiek tik užsiminėm apie jį, apie ką tai yra, kadangi mes abi su šituo projektu dirbame, ar ne, aš iš komunikacijos pusės, tu kaip bendra kūrėja standarto. Keletą žodžių, Milda, jeigu gali, trumpai mūsų klausytojams, kas yra nacionalinis savanorystės standartas. Jeigu dar ir išplėsti pavadinimą, tai nacionalinis savanorių koordinavimo kokybės standartas. Tai reiškia, kad mes kuriam kartu su daugybė kitų organizacijų tokį, kaip gairės, ar ne, standartas. Standartas yra, ar ne, kas yra, ką mes bendrai laikome sutartinių dalykų, kas yra kokybiškas savanorių lydėjimas, savanorystė, koordinavimas, tame tarpe ir lydėjimas. Tai mūsų toks bendras susitarimas, kas ta kokybė yra. Tai mes kuriame tokį priimančiam organizacijom standartą ir koordinuojančiam, kurios, tai yra organizacijos, kurios tik koordinuoja savanorius, bet dažniausiai ir priima, tai bus 2 skirtingi tokie standartai. Tai čia bendras sutarimas, kas yra kokybė. Jau čia labai sumaliau kažkaip sudėtingai. Ir jūs nuo vasaros pradėjote didelę kompaniją, berods 16 organizacijų, didžiausių Lietuvoje ir tų, kurie turi geriausią patirtį savanorių koordinavime, ar ne? Darbė su savanoriais. Yra bendra komanda, jungtinė, kur jūs visi kartu susitinkate kiekvieną mėnesį, dabar turbūt ir dažniau, tam, kad kurtumėt kartu tą standartą. Ir tas standartas, kaip suprantu, bus prieinamas visoms norinčioms diegti standartą organizacijoms, kurios dirba su savanoriais. Teisingai? Taip, visiškai teisingai. Net jei turi 1-2 savanorius, gali diegti standartą. Kodėl reikalingas kokybiškas savanorių koordinavimas? Šita tema labai plati, čia galiu dabar labai užsivesti. Ne, trumpai. Jeigu paprastai, tai daugybė organizacijų Lietuvoje, aš kalbu dabar tik apie Lietuvą, nes kiekvienoje šalyje yra kita situacija, bet Lietuvoje labai trūksta tos bendros informacijos ir supratimo. Ateina žmogus, sako, aš noriu savanoriauti ir ką man dabar daryti. Vienos organizacijos, kurios dirba su daug savanorių, tai jos jau turi išdirbę tos algoritmus, ar ne? Kas yra, kaip užtikrinti saugumą, kaip įvesti savanorių, kokius mokymus jam daryti, kaip atsisveikinti, o ką daryti, kad jie sugrįžtų galbūt tie savanoriai arba ateitų nauji savanoriai. Tai kiekvienas tas mažas momentas lepia labai daug dalykų, kuriuos organizacija gali daryti. Tai kokybės standartas apsprendžia, ką turėtų daryti, sakykime taip, kaip minimum, ar ne, kažkokį tokį veiksmą. O po to jau ant jo tu gali statyti labai daug. Tai organizacijos dažnai tokių klausimų klausdavo, nes nežino, ką daryti, o mūsų
savanorystės kultūra, jinai tikrai auga ir vis daugiau žmonių nori prisidėti prie nevyriausybinio organizacijų ir savo gerais darbais ar ne kažkaip tos misijos siekti. Tai va, tai kokybės standartas yra tam tikras kelias organizacijom, kaip pasikinkyti tą visą savanorystės galę, energiją ir užtikrinti, kad savanoriai irgi gauna tinkamą priežiūrą, palaikymą. Taip, tai čia, man atrodo, labai svarbus momentas yra mūsų klausytojams, kurie nėra su tuo ar glaudžiai susiję, suprasti, kad tai yra organizacijoms skirtas standartas, ne savanoriams. Taip. Tai nereiškia, kad kai kurie klaidingai supranta, kad mes siekiame, kad savanoriavimas būtų kokybiškesnis iš savanorio pusės. Ne taip yra. Tai yra susiję viena vertus, nes jeigu tu gauni tinkamą palaikymą, tai tu geriau ir dirbi, čia kaip ir darbuotojai, ir nelabai panašiai. Bet tiesiogiai tai yra tikrai organizacijom, kad jos galėtų savo tuos vidinius dalykus susidėlioti geriausiu būdu. Ir tai nėra kažkoks taisyklių rinkinys, kur organizacijos turėtų nenukrypti, bet tai yra tokia kaip metodika daugiau joms, kuri gali padėti joms tai daryti, nes iš tiesų kartais yra sunku pačiam sugalvoti, ką dabar su tuo atėjusiu žmogumi daryti, kokias užduotis jam galima pavesti, kas jam galima, kas negalima, kiek galima duoti atsakomybės tam savanoriui galų gale, ar ne? Taip, kaip sukalibruoti vaidmenį savanorio, nes kai kurios organizacijos, pavyzdžiui, kai pradeda, tai apskritai sako, mes norim savanorių, ką jie veiks, pažiūrėsim. Tai tas būna kartais spąstai, nes tada ateina ir išstumia tai savanorius, nes sako ir pas mus ir tai realiai darykit, ką nori čia pas mus ir tada savanoriai, kai kurie gali būti turėti mažiau tos iniciatyvos ir tokio patirties, tiesiog ką čia galima daryti ir tas gali labai sutrikdyti, ne visą tą procesą ir tada ir ribos gali būti pažeistos tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės. Tai vat mes su standartu norime padėti organizacijom, kad jo žinotų, nuo ko čia atsispirti ir kad kai tu kvieti savanorius, turi būti padarytas tam tikras truputį labai tikrai šiaip minimalus darbas, kad užtikrinti tą kokybę, nes jeigu mes kaip organizacijos, dabar iš organizacijos pusės pasakysiu, nes pati vis tiek atstovauju organizacijas, jeigu mes pakviečiam ir kokybiškai palydim savanorius, tai jie ir nori grįžti ir jie rekomenduoja kitiem grįžti. O savanorystė yra viena iš pilietiškumo formų, ar ne? Tai mes labai atsakingai turim žiūrėti šitą procesą. Nėra taip, kad tiesiog, tai ateikit, čia paveikiam kažką. Turi būti konceptualu, ar ne? Turi būti pagrįsta tai, ką darom ir savanorystė, jeigu jinai bus neprasminga arba jeigu žmonės nusivils, tai tas bus didžiulė šiaip ilgalaikį perspektyvai žala. Tai mes kaip organizacijos esame atsakingos už kokybišką procesą. Žinai, tu kaip pradėjai sakyti apie savanorius, kur kartais organizacijos nežino, ką su jais daryti, ką čia jiems duoti, kokį čia darbelį, kaip čia įprasminti jo tą būti. Labai man surezonavo, nes pirmadienį filmavom su nacionaliniu savanorystės standartu. Turim tokį filmukų ciklą, kur filmuojame gerą savanorių patirtį, koordinuojant savanorius, turinčių organizacijų tokius interviu, kurios dalyjasi, kaip jos veda šitą koordinavimo procesą. Tai pirmadienį filmavom Vilniaus Arką, beje, ir kaip tai prisiminiau apie tavo patirtį Belgijai, ko mes savanoriavai, tai čia Vilniuje už Pilaitės mes turime mūsų vietinę Vilniaus Arkos bendruomenę, kurie taip pat dirba su negalę turinčiais, intelektinę negalę turinčiais žmonėmis ir priima savanorius tarptautinius. Ir aš kalbėjau su tarptautiniu savanoriu pagal savanorystės programą atvykusiu ispanų Oskaru. Tai Oskaras dalyjosi, kad kai aš jo paklausiu, sakau, kas tau yra svarbiausia, Oskarai, iš organizacijos, kur tu eini savanoriauti. Sako, žinai, pats toksai nemaloniausias dalykas, kada tu ateini ir nežinai, ką tu veikti. Sako, čia nieko negali būti blogiau. Organizacija, kuri tave pasikviečia, turi žinoti, kuo tave užimti, nes kad išnaudotų tavo turimus kažkokius tai kompetencijas, ar ne, ką tu moki daryti, kad tu jaustumės naudingas, reikalingas ir įgalintas visą tai daryti. Tai va čia greičiausiai yra svarbiausia ir savanoriai apie tai ir kalba. Taip, ir ne tik užimti, bet iš tikrųjų sudaryti tą, čia jau konceptualu yra, sudaryti vaidmenį tokį, kad jis būtų reikšmingas, bet kuris būtų veikiamas žmogui šalies, ar ne, be kompetencijų, be kvalifikacijos, nes jis ateina, ar ne pirmą kartą gal susiduria su žmonėms su negale ar kažkokia kita grupė. Tai čia yra šiaip atrodo paprasta, tai pasikviesim čia kažką padarys, truputį nėra taip viskas, labai paprasta, nėra sudėtinga, kai žinai, bet turi pagalvoti apie tam tikrus dalykus. Nes šitą neapibrėžtumas šiaip žmogui labai yra sunkiai ištveriamas, tai savanoriam ypatingai, nes jau jie ateina su tokiu pažeidžiamu, aš noriu prie jūsų
jūsų prisidėti, man jūs rūpit. Ir tada neaišku, ką daryti, tai dar yra dvigubas toks, žinai, iššūkis, kad aš dabar čia dar turiu sugalvot, ką daryti. Nu, bet aš esu naujokas, tai organizacija turi pasiruošti. Ypač, kai atvyksta ilgam laikui, bet Oskaras atvyko 9 mėnesiams, tai kaip Vytautė dalyjosi, sako, iš pradžių tai jie atvažiuoja ir jie, žinai, turi tą vaibą tokio, čia kažką darau, viskas įdomu, viskas nauja. Ir paskui, ypač Lietuvoje, tai sutampa su sezoniškumu, tai yra žiemos metas, kaip ir mums, jis yra labai nykus, tai užsieniečiams atvykusiems iš šiltų, saulėtų kraštų, tai ypatingai yra jautru. Ir Oskaras pasakoja, Vytautė pasakoja, kad savanoriams, va taip apie sausio, vasario mėnesį būna labai sunku, būna tas down periodas, kur jiems reikia dar daugiau palaikymo, bet tai yra organizacija, su kuria aš kalbėjau, kaip pavyzdinė, kurie žino, kaip tai daryti. Tai jie jau supranta, kad tie periodai būna ir jie turi planą, ką daryti. Tai jie tuo metu visada planuoja daugiau ir įvairių renginių, išsiveža savanorius kažkur sudalyvauti, daro kažkokius tai teminius vakarėlius, kurie gali dalinti savo tarkim, savo šalies virtuvę, gaminti jų patiekalus, pristatyti savo šalį, kažkokius šokius, dainas ir panašiai. Lietuviai savanoriaujantys taip pat gali apie save pristatyti, kas jie tokie yra ir įtraukti tas veiklas. Tai vat labai svarbu yra žinoti apskritai, kaip viskas vyksta ir ką daryti, tai ne tik aukštos emocijos ar ne periodais, bet ir kada viskas nuslūksta ir jau tampa taip gana nuobodu ir nebe taip įdomu, ką tada daryti. Tai čia toksai visas ilgas procesas, kuris turi būti tikrai apgalvotas ir sustyguotas. Taip, ypač kalbant apie ilgalaikius savanorius, nes jie visą darbo dieną skiria 5 darbo dienas per savaitę, tai čia yra kaip darbuotojas praktiškai, tik kad jisai negauna už tai pinigų, ar jis gauna kitą valiutą ir tą valiutą mes turim užtikrinti ir tai dažniausiai yra prasminga veikla, kad tu galėtum, kad jinai gerai sukalibruota turi būti. Tai jeigu kažkam įdomu, apie ką kalbam, kokius filmukus ir įdomu pasižiūrėti, kaip veikia tai organizacijose, kviečiam pasiekti Facebook'e nacionalinis savanorystės standartas. Ten visa informacija yra nuolat atnaujinama, dedama, papildoma ir prašom, kviečiam sekti. Ir prie to paties turbūt norėčiau papasakoti apie tai, kad mes konferenciją organizuojame ir kovo 19 dieną Lietuvos Respublikos Seime vyks pirmą kartą Lietuvoje tokio pobūdžio konferencija, gal tu, Milda, pristatyk plačiau. Mes sukvietėme žmonės, kurie įvairiais rakursais susiję su savanorystė ir tuo pačiu gal tokia renginio Vinis konferencijos, kad pristatysime jau standartą, mes papasakosime, kas jo turinys yra ir ne apie ką mes čia susitarėm ir dar bus galimybė sureaguoti. Tai visiems labiausiai gal organizacijom ar ne, kuriom rūpi, kvietimas yra sudalyvauti, sureaguoti, pasakyti savo grįžtamą ryšį, o šiaip kalbėsim ir apie besikeičiantį savanorystės veidą Lietuvoje ir apie virtualią savanorystę ir jo žmogiškai aspektą. Taip pat Šveicarijos standarto kūrėjų, kaip čia organizacijos atstovė ar nepasidalins, kaip jie dėgėsi standartą, ką išmoko, sužinojo. Turėsim ir iš Airijos svečią, iš Volunteer Ireland organizacijos, kurie turi jau daug metų sąlyginai, keletą metų turi standartą įsidiegę ir jie irgi pasidalins, kad jie netgi kūrė ir savanorystės strategiją, tokių tikslų ar ne kažkokių sąmoningai nusprendė siekti, tai irgi pasidalins. Tai bus tokių ir aišku tyrimą dar pristatysim, nes dabar apklausinėjom savanorius. Galbūt, kad daug kas jau gavo tą anketą ir pildė. Ar dar yra galimybė į tą anketą atsakyti, ar jau užsidarė? Dar galima. Dar šiek tiek, man atrodo, keletą dienų bus atidaryta, bet jau turbūt kas gavo, tai gavo. Jau gal daugiau nebeskleisim, nes jau beveik tikrai daug surinkom duomenų. Tai to tyrimo rezultatus irgi kaip žmonės vertina, ar kokybiška ta savanorystė jų akimis, tai turėsim tokį pirminį matavimą jau pirmo tyrimo. Kitaip tariant, šita konferencija bus toksai pamatymas reikalo iš plačiosios pusės Lietuvos nacionalinių lygmenių. Nes savanorystė būdavo kalbama labai taip iš tokių atskirų centriukų pagal organizacijas atskiras. Dabar pirmą kartą mes pasižiūrim tokių sisteminių lygmenių visos Lietuvos mastu, kokia yra situacija, įsivertinam ir galvom, ką su tuo darom. Ar ne? Taip. Tai labai smagu apskritai, kad toks projektas yra laimėtas, čia yra projektinė veikla, ar ne, tai yra
Lietuvo-Šveicarijos bendradarbiavimo programa, kad yra tam skirta lėšų ir kad galime daryti tai, ką darome, nes mano manimu tai yra be galo svarbu Lietuvai ir tai yra toksai didelis žingsnis į kažką daug didesnio ir geresnio ateityje. Ilgalaikiai perspektyvai tai turėtų tikrai būti aišku, pirmiausia, kas yra savanorystė, manau, kad prieisim tokio bendro ar nesupratimo ir kaip tos savanorius iš tikrųjų lydėti, kaip užtikrinti, kad nebūtų išnaudojama ar ne, kad būtų teisinga, skaidri tokia savanorystė Lietuvoje. Tai man atrodo labai labai svarbu, nes daug kas vyko labai taip, iš intuicijos, ar ne, iš tokio atradimo ir labai už tai tas paveikslas Lietuvoje, toks nevienodas yra. Tai manau, kad aš tikiuosi labai, kad standartas padės į truputėlį suvienodinti ir kad žmonės visur galės prisidėti tą savo energiją, norų ir ne prie prasmingos veiklos ir būti tuo patenkinti ir laimingi. Tai, kas dar neužsiregistravo, tai konferencija, dar turite šiek tiek laiko tai padaryti. Dar kartą pakartosim, kad tai yra skirta daugiau organizacijoms, dirbančioms su savanoriais. Nes tiesiog patiems savanoriams tai greičiausiai gal nebus tiek aktualu, tai yra daugiau toksai strateginio požiūrio šitą nebent jie kažką veikia organizacijoje kaip koordinatoriai, ne kitus savanorius lydi, kur tikrai įsitraukia giliai, tai tikrai gali būti irgi įdomu, bet, sakykime, labiau tiem, kurie iš tikrųjų hands-on, taip sakant, savanorystėj. Gerai. Tai jeigu kažką domina, vėlgi tam pačiam Facebook puslapyje nacionalinis savanorystės standartas, rasite visą reikalingą informaciją, tai kviečiam pasižiūrėti. Na kągi, o dabar labai norėčiau pakviesti mūsų svečius. Aš irgi labai norėčiau pakviesti. Tai labas, Ksenija, Valdai, labai malonu jūs čia matyti. Labas. Labą. Big Brothers, Big Sisters savanoriai, taip. Tai galbūt jūs patys ir prisistatykit, nes mes apie jūs žinom labai nedaug, tik žinom, kad jūs darote kažką labai labai svarbus ir labai labai gražaus. Iš tiesų, aš pati netaip senai sužinojau apie šitą projektą, turbūt reiktų vadinti taip? Programą. Ir kai pamačiau, labai susidomėjau, galvoju, įdomu, kaip aš taip ilgai apie tai negirdėjau ir dabar supratau, kad turim apie tai pakalbėti. Taip, įdomu absoliučiai viskas, kas su tuo susiję. Milda, tu turbūt žinai daugiau, ar ne? Žinau, nes aš kažkada netgi norėjau tapti savanorę Big Brothers, Big Sister, bet tuo metu aš turėjau tokį nutikimą, kad patekau netyčia į užsieniečių integracijos centrą Karito ir ten tapau mentorė pabėgėlių šeimos ir kažkaip nuplaukė šitą idėją. Bet aš paskui pasakysiu, kodėl aš irgi gal būčiau nepasirinkus, bet čia truputį vėliau. Labai gerai. Už tai jaudinantis momentas išgirsti jūsų istoriją, nes aš galvoju, man nebuvo taip paprasta. Tai gal ir pradėkim nuo Ksenijos, ne Ksenija, kiek supratau, savanoriauju kur kas ilgiau negu Valdas organizacijai ir žinai daugiau gal tos istorijos organizacijos apskritai, kaip iš ko visą tai gimė, ar ne, ir kokia yra šios organizacijos, šios programos konkrečiai idėja, ar ne? Tai galbūt pirma, vertėtų pasakyti, kad organizacija yra paramos vaikams centras ir Big Brothers, Big Sisters yra viena iš programų, kurias ši organizacija kuruoja, dovanoja Lietuvai, ir ne, ties kuriomis dirba. Ir pati programa iš tikrųjų turi nepaprastą, mano manymu, istoriją. Ji prasidėjo prieš 120 metų New Yorko mieste, kai New Yorko vaikų teismo žmogus dirbęs New Yorko vaikų teisme pamatė, čia buvo 1904 metai, pastebėjo, kad vis auga skaičius berniukų, kurie patenka į kalėjimą dėl nusikalstamų veiklų. Ir jo manymu tai buvo dėl to, kad tie berniukai neturėjo savo aplinkoje tinkamo pavyzdžio, kurio galėtų siekti. Ir tas pavyzdys turėtų būti suaugęs žmogus, kuris tiesiog yra artimoji vaiko aplinkoje, ar ne? Tai jis pradėjo, aš neprisimenu visų detalių, bet jis sukvietė suaugusių žmonių būrį ir nusprendė steigti tokią asociaciją, organizaciją, tokią draugiją, kuri vadinasi Big Brothers of New York, or of Manhattan gal, bet žodžiu, jie buvo tie pradininkai tos minties. Tuo pat metu New York'e esanti krikščioniška moterų organizacija irgi sureagavo į mergaičių įsitraukimą į nusikalstamas veiklas ir nusprendė irgi steigti tokį sparną, ar ne?
Ir po 70 metų tos dvi draugijos, organizacijos susitokė, sakykime, ir susikūrė toji programa Big Brothers Big Sisters, kuri palaipsniui išsiplėtė visam pasaulyje ir tapo tokia pasaulinė tokia programa. Aš negalėčiau pasakyti tikslaus skaičiaus, kiek šalių to programa vyksta, bet ji iš tikrųjų yra tarptautinė. Lietuvoje ji prasidėjo po nepriklausomybės 95 metais su Atviros Lietuvos fondu, kuris atėjo, ar pas kurį atėjo dvi nuostabios ir nepaprastai drąsios moteris. Ir jos atėjo norėdamos padaryti kažką gero, sukurti daugiau saugumo Lietuvos vaikams, kurie po ilgų sovietmečio metų buvo tokie pakankamai apleisti. Aš labai ryškiai prisimenu pasakojimą apie tai, kad kai prasidėjo programa 95 metais, tai vaiką galima buvo tiesiog gatvėje paimti už rankos ir nusivesti. Ir taip būdavo, tokia buvo realybė. Ir to saugumo buvo labai mažai ir tas mūsų galbūt daugelio prisimenamas faktas, kad nešiojasi raktą ant krūtinės ten po megztiniu, ar ne? Ir visa tai lėmė, kad tikrai tas vaikai Lietuvoje buvo tokie palikti biški savo, suaugusie buvo, jie patys turėjo išgyventi ir krizę, ir šalies ten režimų pasikeitimą, ir kapitalizmo atėjimą, ir šiaip labai daug istorijos, ar ne? Jie patys lūžo tuo metu. Jie patys lūžo. Tai suaugę žmonės net laikė. Būtent. Ir prie viso to buvo vaikai, kurie, tiesiog neturėjo krypties, ar ne, neturėjo į ką pažiūrėti ir kaip padaryti tą tokį savo sprendimą apie kelią, kurio norėtum eiti. Ir štai šios dvi moteris, man atrodo, labai svarbu paminėti jų vardus ir tam, kad tikrai garbingai aš turiu perskaityti juos. Tai centro steigėjos ir ilgametės darbuotojas yra Aušra Kurienė ir Erna Petkutė. Tai šios yra dvi moteris, kurios ir pradėjo visą šią veiklą. Tai viskas prasidėjo nuo 1 metų projekto. Ir steigėjos dalinosi tuo, kad pirmais metais iš tikrųjų jos pasidalino vaidmenim. Viena turėjo susirasti vaikų į programą, kas nebuvo labai sudėtinga, kaip suprantat, nes vaiką galima iš gatvės buvo atsivesti. O kitai teko vaidmuo susirasti savanorių. Savanorystė tuo metu buvo labai keistas fenomenas. Visų tuo metinių suaugusių žmonių pasąmoniai tai buvo susijęs su komjaunuoliais ir kažkokio valstybės režimo garbinimo, ar ne? Vis dar yra aidų šito dalyko, ne? Taip, bet tuo metu tai visiškai vienareikšmiškai, manau, buvo toks. Tikrai. Panašu, kad nebūdavo kitų formų savanoriauti, ar ne, bet tu turėdavai vasarom važiuoti ir ten rudenį ir kasti bulvių. Ir talkos. Priverstinai, būtinai, ir būdavo talkos, ar ne, ir tai būdavo reprezentuojama kaip labai svarbi pilietiškumo dalis. Ir aišku, prisikviesti kažką dirbti su vaikais atrodė misija neįmanoma ir, man atrodo, Erna buvo atsakinga už tą savanorių radimą ir jį pravaikščio visus universitetus ir kalbėjo per paskaitas apie tą savanorystės programą, kuri buvo kuriama. Galbūt nesitikėdama didelio rezultato, nes tai buvo iš tikrųjų didelė naujovė, bet visgi pirmais metais atsirado tų dviejų moterų dėka pirmos 8 poros. Tai yra 8 savanorės ir 8 vaikai, kurie susidraugavo. Tai čia turbūt turėsime papasakoti daugiau apie kaip veikia tos programos principas, bet pati pradžia buvo apie 95 metus su 8 porom. Neįtikėtina, labai įdomu. Tai kaip visa tai vystėsi toliau? Tai kaip aš suprantu, ta programa augo, nes greičiausiai atsirado daugiau norinčių ir savanoriauti savanorių, ar ne, ir vaikų poreikis, turbūt tai savanorys yra didelis. Ir šiandien jūs išaugę esate į kokio dydžio komanda? Kaip šiandien atrodo šita komanda? Tai nustebsite sužinoję, kad ji vis dar nėra labai didelė programa, nors poreikis yra milžiniškas,
bet tai yra dėl tam tikro resursų ribotumo iš tikrųjų ir žodžiu, galima sakyti taip, kad programą perėjo 1000 porų, nebesuskaičiuojamas kiekis, nes kiekvienais metais, tai nuo tų 8 porų, kitais metais išsiplėtė gal iki 20, tada po metų dar 30. Ir yra poros, kurios draugauja iš metų metus, tos draugystės gali tęstis nuo metų, gali tęstis iki 5, 6, labai ilgą iš tikrųjų laiką, priklausomai iš tikrųjų nuo vaiko poreikio. Bet yra ir tos draugystės, kurios tęsiasi metus ir tada jau būna kitos draugystės. Tai labai labai skirtingos jos yra pagal savo ilgį ir vienu metu programai būna apie 50 porų. Tai šiuo metu jų tiek yra ir kiekvienais metais būna jų apie tiek. Kodėl nėra daugiau savanorių? Aš sakyčiau dėl to, kad šis darbas yra... kaip čia darbas, čia yra tokia trejeto arba trijulės darbas, ar ne? Yra vaikas, kuris dalyvauja programoje, yra savanoris arba savanorė, kurie dirba su vaiku, bet yra ir koordinatorė, kuri koordinuoja draugystę. Ir koordinatoriaus vaidmuo yra toks, kiekviena pora yra skirtinga, kiekviena draugystė yra skirtinga ir tas palaikymas, tam reikia ir žmogiško ryšio, ir psichologijos suvokimo, ir vaiko pažinojimo, ir savanorio pažinojimo. Tai tas toks yra labai kaip amatininko darbas, ar ne? Gali dirbti ten megzdamas tik vieną porą kojinių, pavyzdžiui, ar tik vieną krepšį vienu metu, negali daryti 200 vienu metu, ar ne? Tai dėl to, manau, kad tos programos ta skalė nėra tokia didelė, kaip atrodytų, nors jį išsiplėtė. Šiuo metu programa veikia ne tik Vilniuje, bet jie yra ir Klaipėdoje, ir Panevėžy, Kaunas irgi domisi, norėtų paleisti šitą programą pas save ir kiti miestai, bet kol kas tai yra tokio dydžio programa. Daugiausia turbūt Vilniuje, ar ne? Daugiausia Vilniuje, taip. Taip, nes natūralu, žmonių daugiau ir turbūt čia gimė šitą programą, būtent iš Vilniaus centro. Bet aš mačiau, kad ne viena mieste jūs veikiate, dėl to ir tai pasirodė, kad tas tinklas jūsų gana platus. Tai kiek aš suprantu, tai nėra tinklas, tai yra labiau organizacijos, kurios tiesiog perima šitą metodą ir įgyvendina šitą programą būtent. Nes tai yra iš tikrųjų metodika, tokia kaip jau išdirbtas būdas, ar ne, ir kaip palaikyti. Bet čia gal aš taip užbėgdama už akių galvoju, gali būti, kad daugam neaišku yra, ką daro tie savanoriai. Norėjau sakyti, gal pereikim prie to, kaip visą tai vyksta. Tai galbūt ir Valdas nori pasidalinti. Valdai, tu labai nesenai prisijungi prie šios programos, ar ne? Ir kaip... Ką gali apie tai papasakot? Jo, tai aš prisijungiau prie programos rugsėjo 4 dieną, tai jau tuoj bus pusę metų iš tikrųjų. Tai pradžioj, bet kuriuo atveju prieš pačią savanorystę, tai yra mokymai, prieš tai yra atranka iš tikrųjų, turim praeiti assessmentą, taip sakant. Tada būna mokymai 3 mėnesių. Galėsim apie jo šiek tiek vėliau galbūt daugiau papasakoti. Būtinai. Čia jau... Taip, rimtai nuskambėjo, aš irgi skaičiau. Ir po to būna pirmas susipažinimas su vaiku, kuris būna priskiriamas. Ten būna, jame dalyvauja tėvai, vaikas, koordinatorė, kaip ir minėjo, ir tada pats savanoris. Susitikimo metu yra, kaip čia susilaininami tie tikslai iš tikrųjų. Tai gali vaikas arba vaiko tėvai kažką iškelinėti, būtent ką norėtų pasiekti per tą savanorystės laikotarpį. Ir tada susipažinimas su pačiu savanoriu ir žiūrima, ar gali kartu dirbti. Nes gali būti vaikas tiesiog sakys, kad man nepatinka, jo tiesiog patraukė tą žmogų nuo manęs, arba gali būti, kad savanoriui pačiam irgi gali kažkas iškilti, dėl ko nenorėtų to daryti. Tai vat, ir tada galiausiai yra pasirašoma sutartis, kurioje yra įsivardinami būtent tie, kaip čia vardinti, tie tikslai, yra perskaitoma, ką įsipareigoja tiek savanoris, tiek vaikas, tiek vaiko tėvai, man rodos, jeigu neklystu. Ir tada prasideda ta draugystė. O ta draugystė atrodo taip, kad jinai trunka, pačioj pradžiai susitariama yra 1 metam, ta sutartis pasirašoma. Ir reiškia, kad tada kiekvieną savaitę 2 valandas turi susitikti tą draugų parą, taip įvardinkime, ir leisti laiką kartu.
Ir tas leidimas laiko kartu nėra kažkaip labai įvardintas, ką turime daryti. Tai dažniausiai būna, kiek pastebėjau iš supervizijų, kad patys savanoriai pradžiai siūlo daugiau, kaip čia pitchina, nežinau kaip teisingai pasakyti. Pasiūlo kažkokią veiklą, taip, ne savo. taip. Ir po to, jeigu pasiseka, tai ir pats vaikas rodo tą pačią iniciatyvą ir kažką irgi, kas jį domina. Tai vat. Tai ir taip vyksta. Ir po to, kaip minėjo, kad ta draugystė gali trukti kelis metus, tai iš tikrųjų jinai gali trukti iki tol, kol vaikui sukaks 18 metų. Ir po to jau tiesiog nebegali būti, bet jinai gali pereiti į kažką daugiau tada. Ten, nežinau, tiesiog... Jam žino draugystę, pavyzdžiui. Jo, tas ryšys gali išlikti tiesiog. Nes aš turiu aplinkoje žmonių, kurie buvo ir yra programoje. Ir būtent pasakoja, ten yra 4-5 metus yra buvę ir yra, kas vis dar bendrauja ir jau su pilnamečiais draugais tais. Tai atrodo visai tokia, yra galimybė ir tam testinumui ir apskritai, nežinau, atrodo šilta ir graži programa, nes ir, nežinau, netgi man per tą pusę metų įmanoma pastebėti jau, kaip vaikas keičia savo požiūrį į gyvenimą šiek tiek netgi. Oho, per pusę metų netgi jau gali pasakyti. Čia labai šiaip, stipru. Valdai, o kiek tavo mažajam draugui yra metų? 8 metai yra. 8 metai, jis yra mažiukas. Kaip tu gali pamatuoti, nepamatuoti, kaip tu pastebi, kad jis keičia požiūrį? Atrodo vaikas, žinai, kaip per kokius dalykus tu pastebi tą? Gal per patį bendravimą iš tikrųjų. Tai vienas dalykas yra gal keičia požiūrį yra labai stiprus pasakymas, bet galima žiūrėti per tą prizmę jau, kad atsiveria pats vaikas, kaip jisai, pavyzdžiui, apie savo artimą aplinką kalbasi. Nes būdavo seniau kažkokių aštresnių replikų apie mamą, pavyzdžiui, bet eigoje dabar atrodo viskas toks švelnėja iš tikrųjų. Tai aš per tokias galbūt. Ir patį jo žingeidumą, nežinau, ten tiek, kad ir kažką ir išmokti įdomu tampa jau, kažkaip mažiau bijo netgi pačią žodžio mokintis. Tai vat, tai aš per tokius gal žiūriu, per tos mažus indikatorius gal. Kiek yra, aš žinokit, tiek daug turiu klausimų, Milda, atsiprašau, man atrodo, neturėsiu kada įsitarti. Aš irgi turiu klausimų, tai laukiu progos. Žinai, ir jau kalbu, aš jau dar ir tą norėčiau. Tai tu klaus, kažką įsiterpsiu kažkaip. Taip, tai man labai įdomu, tos 2 valandos per savaitę. Kaip jos atrodo? Kiek daug per tas 2 valandas jūs kalbatės? Kiek yra tame bendravimo, kiek laiko tu turi iš tikrųjų daryti įtaką mažam žmogui? Kiek to gilumo spėt paliesti per tas 2 valandas, ar tiesiog veiklomis labiau užsiimate? Ne, mes būnam, pavyzdžiui, ir pasivažinėjom mašiną, kur ten iš esmės važiuojam ir kalbamės. Vakar, pavyzdžiui, aš kaip tik vakar buvau susitikęs, tai turėjom pokalbį apie karą netgi Ukrainoje. Oi, kaip įdomu. Jo, ir ten kažkaip gavosi, kad pamatė jisai automobilį su rusiškais numeriais, tada iš to kažkaip išsikalbėjom ir tada apie Baltarusiją šiek tiek pasikalbėjom ir galiausiai paklausė, o tu esi už Ukrainą ar už Rusiją? Oi, kaip įdomu. Ir aš sakau, aš už Ukrainą esu. Jo paklausė, visai irgi už Ukrainą. Ir tada kažkaip tiesiog per tą kalbamės. Aš stengiuosi su juo kalbėtis kaip su saugusiu žmogumi iš tikrųjų. Ta prasme, kaip aš kalbėčiau su draugais, iš esmės labai panašiai ir kalbamės. Ir būna, kad jisai nežino kai kurių žodžių. Ten nežino, kas yra diktatorius. Na, tada sėdi ir bandai paaiškinti kažkokiais bendriniais terminais, apie ką kalbame. Ir kažkaip, nežinau, atrodo, priemais tą informaciją. Ir to gylio būna. Būna ir momentų, kur tiesiog kažkokia veikla užsiėmam. Ten buvom kažkada važiavę nuo kalnų pačiuožinėt su rogiam tiesiog. Tai vat, tai labai varijuoja, kaip ten. Mano vienas pagrindinių indikatorius tai, kad jam turi būti smagu ir jam turi būti įdomu. Nes tada ir jisai ir norės įsileisti tą artimą aplinką, na ir galbūt kažkiek ir priims to kitokio pasaulio tiesiog. O jeigu kalbėtume apie tave, tu sakai, jam įdomu. Kada tau būna įdomiausia su juo?
Tai man šiaip įdomu, vien matyt, kad jam smagu, jis kažką naujo išmoksta ir, nežinau, atrodo visą tas, kaip įvardinsiu, neslėpsiu, tikrai būna dienų, kai, nežinau, darbe kažkokie gaisrai vyksta, ten dar kažkas namie įvyksta ir toksai atrodo daug frustracijos dienoje yra, bet pati savanorystė, jinai irgi išmokina šiek tiek atsijoti tam tikrus dalykus nuo savo asmeninio gyvenimo ir būtent suprantu, kad šitoje erdvėje aš turiu būti būtent su tuo vaiku ir jam skirti dėmesį. Ir man tas įdomumas yra apskritai ir iš to, kad ir mano asmeninio augimo yra labai daug. Nes tikrai netgi informacija, kurią per kursus išmokau arba išgirdau, aš ją galiu taikyti net ir asmeniniam santykiui kažkokiam ir darbe taikau iš tiesų, nes ten jie tokie bendriniai iš tikrųjų yra dalykai. Tai visas šitas turbūt paketas yra įdomus. Apie žmonių bendravimą. Viskas yra iš tiesų, ne kaip labai dažnai girdžiu, bet kur būna tie apmokymai savanorių, ar ne, ir vaikų linijos, kai ruošia, ar ne, ir kitos programos, ir Vilniaus Arka irgi turi mokymus, kad tai labai paruošia apskritai gyvenimą iš tie mokymai, ne tik kalbant apie šitą konkrečią savanorystę, bet pačiam psichologinių žinių, niekama vaikai daro mokymus labai rimtus ir irgi, kad išsineša savanoriai labai daug žinių. Čia yra aukščiausio lygio universiteto žmonės. Taip, neformalus ugdymas iš tikrųjų ir tą žmonės kartais gal neįsivaizduoja, ko ten gali išmokti, bet iš tikrųjų labai praktiškų dalykų, kur tu gali. Nes aš prisimenu jau mokytis į Raudonojo kryžiaus ten pasirinkimo specialiom, žodžiu, tom ekstremaliom situacijom. Ir tai ten tiek buvo naudingų mokymų visokių ir idėjų, kur tikrai tiesiog gal atrodo nepanaudosi, bet bendrą vaizdą sustarai, žinai, vis tiek labai daug duoda. Bet aš dar, Valdai, žinai, noriu dar taip prieš pereinant į kokią kitą temą, noriu paklausti, tu minėjai, kad vaikai išsikelia tikslus, arba jūs kartu. Man labai smalsu, kokie tie tikslai gali būti. Ar tai tik su mokymuose susiję, ar gali būti visai... Ne, čia bet koks gali būti iš tikrųjų. Pavyzdžiui, gerai praleis laiką, tas vis galėtų, taip. Relaksuoti. Relaksuoti visiškai galėtų. Bet įvairių būna. Būna, kad... Šiaip aš nežinau vėlgi, kiek tai galima būtent apie konkretų pavyzdį eiti. Bet kokį sugalvojat, toks ir gali būti iš tikrųjų nuo mokymosi iki bendravimo, iki, nežinau, pasitikėjimo savim. Stiprinimo, taip. Draugysčių atsiradimo gyvenime. Nes labai viskas priklauso nuo vaiko ir nuo tų poreikių, kurių jis arba ji neturi patenkintų, ar ne? Nes į programą dažniausiai, ir jūs turbūt turėtumėte klausimą apie tai, o kokie vaikai ateina į programą. Taip, būtų šitas klausimas, tai tikrai. Nes manęs labai dažnai klausia, tai tau tenka dirbti ten turbūt su ten sunkiais vaikais, išėjusiais iš kalėjimo. Ir iš tikrųjų tai ne. Man labai patiko, kaip centras steigėjas irgi pasako apie tai kokiemgi vaikam yra skirta šita programa. Tai jeigu visus Lietuvos vaikus galėtume pastatyti į tokią eilę, ar ne, ir iš vieno krašto būtų tie vaikai, kuriem viskas gerai sekasi. Jiem gerai sekasi mokytis, jie turi draugų, jie turi stiprią šeimą, gerą aplinką, ar ne, užtikrinančių jų gerovę. Viskas jiems yra gerai. O kitam krašte būtų tie vaikai, kurie yra patyrę labai stiprių gyvenime traumų, kur galbūt yra ir teko nusikalsti arba prieš juos galėjo nusikalsti, ar ne kažkas. Būtent patyrė smurto, psichologinių labai stiprių traumų. Tai su tokiais vaikais turėtų dirbti profesionalai ir su jais dirbama. Jeigu jie patenka į sistemą, kur jais pasirūpinama, ten turi būti profesionalus žmogus, kuris žino, su kuo jis dirba, ar ne? Mes kalbam apie psichologus, psichologijas, socialinius darbuotojus ir darbuotojas, apie kito tipo specialistus, kurie būtent dirba su tais vaikais. O per vidurį yra visi likę vaikai Lietuvoje, kuriems galbūt yra tam tikri dalykai, kur sekasi puikiai, ir kai kurie dalykai, kurie sekasi sunkiau, ar ne? Tai gali būti vaikai, kurių, pavyzdžiui, tėvai yra išsiskyrę. Arba
kurie šiuo metu išgyvena skyrybas. Tai gali būti vaikai, kurie neteko artimo žmogaus, tai gali būti senelio arba draugo, arba sesers ar brolio, ar ne. Ir atrodo, kad kaip ir viskas kita yra gerai gyvenime, bet yra tam tikras dalykas, kuris ne taip gerai einasi, ar ne. Yra vaikai, kuriems labai yra sunku užmegzti draugystės ir jiems yra labai vieniša. Ir beje, vienatvė turbūt yra viena iš dažniausių priežasčių, kodėl šiuo metu vaikai ateina į programą. Tai tenka dirbti su įvairiais labai vaikais, su įvairios poreikius turinčiais vaikais, bet labai dažnai tas poreikis yra ateinantis iš tos vienatvės, iš to vienišumo, ar ne, iš to, kur tėvai yra priversti labai daug dirbti, jie grįžta pavargę. Ir tas vaikas galbūt irgi yra pavargęs dėl ten tų savo milijono būrelių, į kurį eina, ir nebelieka tos vietos kurti tokiam saugiam, palaikančiam ryšiui šeimoje. Galbūt tėvai irgi neturi tų resursų, ar ne, suteikti tam vaikui. Būtent. Ir šiaip, kaip įdomu paminėjai, tas netektis arba kažkokius išgyvenimus, iš tikrųjų visi tokie išgyvenimai, kurie labai nebūdingi, vidutiniam žmogui aplinkui, jie skatina izoliaciją tiek vaikui, tiek suaugusiam žmogui. Ir iš to tas vienišumas iš tikrųjų kyla, nes aplinka negeba atjausti to, ką tu išgyvenai, nes tiesiog neturi tokios patirties. Tai ypač ankstyvam amžiuje, jeigu tai yra vaikystė, ar ne, tai apskritai, tas ir vaikas dar neturi kur talpinti, ar ne, ir tada iš tikrųjų ryšys su suaugusiu, kuris geba jautriai ir švelniai su juo būti ar neišbūti su kažkokiais ten jo gal kylančiais jausmais, yra labai didžiulis, toks, nežinau, sąlyga gal gijimui netgi, ar ne, tam tikrą prasme palaikymas. Ypač jeigu šeimoje, kur tėvai irgi pažeisti, tikrai čia toks kompleksiškas labai dalykas. Ir aišku, čia reikia būti labai realistiškiams ir apie tą gylį, pavyzdžiui, kurį įmanoma pasiekti per tas 2 valandas. Viena iš tokių stipriausių pamokų, kurias man kaip savanoriai reikėjo išmokti per savanorystę, yra tai, kad mes esam su vaikais 2 valandas per visą savaitę. Ir tai yra tik 2 valandos per tą savaitę. Ir tu negali pažinti vaiko, pavyzdžiui, jeigu kaip tėvai pažįsta vaiką, ar ne, kurie mato tą vaiką kiekvieną rytą, kiekvieną vakarą, mokytojai, kurie mato tą vaiką kasdien, ar ne, ten yra visiškai kitas ryšys ir visiškai kitokia galimybė pasiekti to gylio. Tai mes kaip savanoriai turime prisiminti irgi, ir labai dažnai ir aš savo primenu, kad negali pasiekti gylio, ypač draugystės pradžioj, galbūt po metų, poros, tikrai, kai susipažįsti su to vaiku, praleidai biškį daugiau laiko, vis tiek yra savaitę po savaitės, ar ne, bet vis tiek turi prisiminti, kad tu esi tas lašas valandų jūroj ir galbūt tavo užduotis niekad nėra spausti tą vaiką, mokytis, pasiekti tikslų, ar ne, tavo užduotis yra būti su vaiku. Tavo užduotis yra kurti ryšį su tuo vaiku. Tokį ryšį, kurio jam trūksta, ar ne? Tai gali būti tiesiog nuolatinis ryšys. Tai gali būti tiesiog palaikanti draugystę. Tai gali būti draugystė, kuri leidžia tam vaikui išsikalbėti. O galbūt pasėdėti ramiai ir nieko neveikti, nes visas kitas gyvenimas, visas likęs gyvenimas jį verčia veikti. Išsunkia, taip, nes yra mokykla, yra būreliai, yra ten nuolatinis važiavimas ten pas tėvus, pas senelius, į kaimą, ten rūpinimasis mažąja seserim, ten broliu ir taip toliau. Bandau suprasti tą santykį, nežinai, iš vienos pusės aš suprantu, kad jūs esate tarsi draugai, bet jūsų amžius, tavo tiesa, dar situacijos nepriėjom, bet tavo Valdai atveju jūsų amžiaus skirtumas yra taip, tarsi tu galėtum būti jo tėtis, ar ne, o ne draugas. Bet man ir įdomu, tų didžiųjų draugų vaidmuo yra koksai, toks tarsi draugas, tarsi mama, tarsi tėtis, tai bet ir negiminaitis. Bet ir negiminaitis, kuris turi daugiau laiko negu tėvai, galbūt kalbėtis tam tikrom temom, bet kartu ir negali tai per daug įsigilinti. Bet jūsų tikslas, kaip jūsų pačių, kokį jūs savo esate išsikėlę tikslą, ką jūs norite su to vaiku pasiekti? Aš jau nesakyčiau gal, kad aš turiu kažkokį tikslą grinai, kad pasiekt, nes daugiau vis tiek bandai žiūrėti turbūt, ko tam vaikui reikia tuo metu turbūt. Ir va, kaip gerai įvardino, jeigu jam reikia tuo metu tiesiog pabūt,
nu tai ir būni tiesiog su tuo vaiku. Yra šiaip iš tikrųjų tam tikrais momentais tas skirtumas jaučiasi. Iš tos pusės, kad reikia kartais aktyviai galbūt su savimi irgi kalbėtis viduje, kad nenueiti kažkokį tokį santykio, nežinau, ten formą ar dar kažkas. Iš tos pusės kaip ir įvardinai, kad aš galėčiau būti tėvu pagal amžių ir kartais būna toksai, kad nekeisto vaidmenio. Nes aš turiu būti draugas tiesiog ir tada galvoju, kiek aš savo draugais rūpinčiausi, kiek giliai aš kažkur lyščiau. Kažkaip iš tos prizmės vis savo priminti, kokia mano rolė ar ne, yra. tokias tarsi susidėlioti savo. Nes čia galbūt dar šiek tiek prasiplėsiu, programoje iš tikrųjų mes ir turime bendrauti tik su vaikais. Su tėvais iš esmės santykio nelabai turi būti. Arba ten kažkokiais dar žmonėm iš jo aplinkos, iš to vaiko. Dėl to, nes tada irgi gali įspausti šiek tiek į kitokį vaidmenį. Nes man yra buvę atvejai, kur yra dalinėsi apie vaiką, nes kadangi labai jaunas asmuo, pačioj pradžiai teko bendrauti per mamą, nes jisai neturėjo savo telefoną. Ir tada kažkaip būdavo kažkokie pasiskundimai dar kažkas. Ir čia ir buvo tas aktyvus ribų kažkoks brėžimas, taip pat ir koordinatoriam padeda visą šitose situacijose, bet iš esmės pasikalbėjimas, kad, tiesiog, kad galima tada pereiti kitą vaidmenį. Nes aš tada pradedu galvoti apie kažkokias problemas, apie kad kažkokias situacijas, kurias irgi pradedu pastebėti draugystės metu. Ir tada galvoju, bet jeigu mes būtume draugais, aš net nebūčiau žinojęs, kad taip yra. Ir tai galbūt būtų natūraliai išlindę per laiką. Tai va čia gal ir yra tasai, kur apie vaidmenį ir aktyvus savo priminimas, kad jame reikia išbūti. Tame būtent vaidmenyje, neit kažkur toliau. Ačiū, labai gerai paaiškinai, man tas, nepamirško, ką draugas tada turėtų žinoti, kad nelysti per daug giliai, nes iš principo tu persimtum ant savo pečių per daug atsakomybės už tą vaiką, kuris realiai, tu neturėtum to daryti. Tai tiesiog tas ribų nusistatymas. O ką aš daryčiau su savo draugu, ar aš tikrai apie tai žinočiau. Labai geras taškas. Jo, ši programa yra apie draugystę, draugystės kūrimą, ar ne, ir galbūt galėtume pamatyti ją kaip mentorystę, nes ta pirminė idėja buvo tas mentorystė, ar ne, bet iš kitos pusės tai yra toks ir pavyzdžio parodymas, ar ne, koks gali būti tas gyvenimas, tas suaugęs žmogus, kokie gali būti jo pasirinkimai, ar ne. Koks santykis gali būti kitoks. Gali būti kitoks. Ir jokių būdų čia nėra nei perėmimas tėvų vaidmenų, ar ne, nei kažkoks bandymas būti tame vaidmenyje, nes tėvų vaidmuo vaiko gyvenime, ir aš nesu psichologė, tai bet bendrai suprantu, kad tėvai yra tie, kas turi nubrėžti labai aiškias ribas vaikui, ar ne, gyvenime, bet draugystė yra kitaip. Draugystėj galbūt tėvam kažkas gėda yra pasakyti, ar ne, bet su draugė pasidalintum, ar ne, ir tu žinai, kad draugė tavęs nekritikuos, kaip mama kritikuoja, ar tėtis, ar ne, ar ten kažkaip pergyvena, nes tu dabar ten, nežinau, keitiesi, ar ten pasidalini kažkokiu labai stipriu išgyvenimu, ar ne. Draugai yra, draugystėj tu turėtum jaustis suprastas ir palaikomas, ar ne, kur yra kitoks santykis, negu jis yra su tėvais. Ir jis turi būti kitoks, nes mes netampame tėvais ar auklėtojais, mes turime išlikti draugais, labai, labai gerai pasakyta. Žinai, aš prisiminiau tokią analogiją, kodėl lengva išsikalbėti nepažįstamiems žmonėms. Kažkur susitinki užsienyje, ar ne, ir apie savo gyvenimą viskas. Turėkit, žinai. Ką nori, tada daryk su šitą informaciją, mes daugiau nesusitiksim. Čia jūs susitinkat, bet jūs esate tam tikrą prasme įforminti to konfidencialumo. Saugi talpykla. Visiškai saugi talpykla, žinai, kur jie gali viską jums išsisakyti, žinodami, kad jūs jų neteisit, niekam apie juos nepapasakosit. Toksai ir net tarsi nepažįstamasis užsienyje, tik tais, kad Lietuvoje. Iš dalies taip, ar ne?
Ir taip ir ne, nes tai nėra toks automatiškas dalykas. Tai yra vis tiek per ryšio kūrimą. Nes Taip. tas net pasitikėjimas vaiko, kiek jis tau papasakoja. Nesivers. Ypač jeigu vaikai yra patyrę ar netikti, ar traumą, galbūt ne tokią stiprią traumą. Nusivylimą tiesiog. Taip, taip būtent. Pakanka. Galbūt tai yra tiesiog ne ta tema, apie kurią jie yra kalbėję su kom nors, ar ne? Ar yra kalbėję su suaugusiais. Ir per tą ryšio kūrimą tu atveri tą tokią galimybę pasidalinti, ar ne? Bet kartu ir mes nesame šventieji, mes esame žmonės ir aišku, yra ir tam tikri pasirinkimai, kur mūsų draugai ir draugės, jeigu pasidalintų, tai mes irgi akis užverstume, ar ne? O siaubas, kaip tu čia sugalvoji, ar ne? Ir aš manau, kad ir toj draugystėj su vaiku tas ateina ir tas atsiranda ir tai yra gerai, nes apie tai irgi galima kalbėtis, ar ne? Nu, nes galiausiai esi žmogus. Ir man, kuom yra šita programa nuostabi ir neįtikėtina, tuom, kad mes visi esame žmonės šitoje programai ir mes dalinamės iš to, ką turime. Mes dalinamės žmogiškumu ir mes kuriame tą žmogiškumą. Ir tai iš esmės yra viskas. Tau nereikia būti superžvaigždė, psichologai išleistų ten iš bakalauro studijų, magistro studijų, ar ne? Tiesiog būti žmogumi, taip tu gauni tuos apmokymus, bet iš tavęs laukiama yra nuoseklumo, ar ne, tokio, ką sakau, tą ir darau, ir tokio tam tikro pavyzdžio rodymo, bet ne pavyzdžio kažkokio, ko tu nesi. Toks, koks tu esi, ar ne, kaip tik. Taip. Gal Ksenija papasakok apie savo patirtį, apie Mantą šiek tiek žinom, bent jau su kuo draugauji, ar ne, kokia yra tavo patirtis šitoj programai ir kiek metų tavo mažai draugiai. Tai šioj programai esu, šiandien kaip tik galvoju, nuo 20 ar 21 metų, neprisimenu, kada mokymus baigiau, bet buvo per pandemiją, tai viskas vyko online, irgi 3 mėnesius. Oho, kaip įdomu, online jų draugystė? Ne, vyko mokymai. Galvoju, jeigu kaip įdomu, jeigu online draugystė prasidėtų. Taip, būtų sudėtinga iš tikrųjų, bet mūsų draugystė, tai mano šiuo metu aš draugauju, jau esu antroji draugystė, taip vadinamai. Tai pirma draugystė mano prasidėjo 21 metais ir su mažaja, taip priimtina vadinti mažuosius, nes aš esu didžioji draugė, tai yra mažoji draugė. Mažai buvo tuo metu 13 ir ta draugystė tęsiasi 2 metus. Tuomet mes nusprendėm, kad kaip ir pasiekėm tikslų ir kaip ir tos draugystės galbūt nebereikia, ar ne? Ir tuomet aš grįžau į programą, nes labai norėjau ir toliau tęsti tą tokią draugystę. Ir man priskyrė kitą vaiką. Tas priskyrimas nėra gal tikslus žodis ir aš nerandu lietuvių kalboje gero žodžio, bet yra tas matchingas daromas. Tai, suderinimas kažkoks, parinkimas. Taip, nes iš tikrųjų visiškai magiškas procesas. Aš nesuprantu, kaip taip išeina, bet koordinatorės atrankos metu, kai tu užpildai visą anketą ir tuomet su tavim yra daromas pakankamai ilgas interviu, gal poros valandų, ir su vaiku yra tas pats daroma, tuomet tu esi stebima mokymosi metu, bet taip stebima, ar ne? Gerąja prasme, susipažįstama su tavim. Suprasti, ar ne, kas tu per žmogus. Ir tuomet po mokymo tos anketos yra kažkaip suderinamos, parenkamos viena su kita. Ir aš sakau apie tai kaip apie magiją, nes tiek mano pirma draugystė, kai aš susipažinau su mažaja, man atrodė tobula, nes mes viena kitą suprantam, mums įdomus tie patys dalykai, aš galvoju, kaip jūs galėjot parinkti. It's a match, tikrai. Ir su antraja draugė, aš galvoju, kad tai tiesiog buvo sėkmės reikalas. Ir tuomet, kai su antraja draugė, mažaja draugė sumečino, aš galvoju, aš negaliu patikėti. Ir vėl. Kaip man taip sekasi. It's a perfect match. Ir tai štai, tai mes su ją draugaujam jau 2 metus. Mano mažai draugė šiuo metu yra 16.
Netokia ir maža tavo Jau mažoji tokia, draugė. Ne tokia Bet čia maža. tas amžius, kur iš tikrųjų taip reikia, ne tėvų, bet Taip, kažko, į ką gali to taip. remtis, kad patyręs, ne tai, kad tavo Ir draugės. 13 metų paauglė. Taip. Taip. Man taip Super. įdomu sužinoti, kaip tau sekėsi. Man sekėsi puikiai. Iš tikrųjų, puikiai. Aš Valdui pasakoju kaip tik prieš mūsų pokalbį, kad kai aš atėjau į programą, aš per savo pokalbį pasakiau tokį labai gėdingą dalyką. Aš pasakiau, žinokit, aš ateinu į programą išmokti, o tai kaip būti su tais vaikais. Nes aš buvau viena iš tų žmonių, kurie natūraliai tiesiog nežinodavo, kaip elgtis vaikų kompanijoje, ar ne? Aš būdavau, pavyzdžiui, su draugėmis ir ateina vaikas, įbėga į kambarį ir jo žinodavo, ką daryti, ką pasakyti, kaip atkreipti dėmesį, kaip paimti ant rankų. O aš jausdavausi tokia niekam tikusi, nes aš tiesiog nežinodavau, kaip, aš nežinodavau. Ranką? Net, aš Net čia galvoju, gal ir tau taip pat, tau irgi taip pat. Ne, dabar jau taip nėra. Nes aš sesę turėjau, su kurios vaikais augom visi. Žodžiu, tai Aš irgi mažą sesę turėjau, bet kažkaip tarp mūsų gal net tas skirtumas buvo. Nežinau, aš jaučiausi, žinokit, tokia, aš nesuprasdavau, ką reikėdavo daryti ir man, neklausė, o tai ką man daryti dabar su tuo vaiku, ar ne? Nu toks. Tai aš atėjau į programą ir prisipažinau tą gėdingą dalyką. Ir Čia normalus dalykas, keista, kad to jis pasirodė gėdingas. man pasirodė gėdingas, nes aš... matai patiri kaip trūkumą reiškia. Nes aš irgi kartais su kai kuriais vaikais galvoju, kaip aš čia tai pasakiau. O tikrai reiktų pabūti daugiau su vaikais, kad išmok nelipti ant grėblio. Toks, man buvo tikrai tokia, ir man buvo labai labai įdomu, ir aš labai norėjau suprasti, kaip veikia tas vaikų pasaulis. Man atrodė kažkokia magija, kur aš nieko nesuprantu ir kažkoks visiškai kitoks pasaulis. Ir man labai pasisekė, nes ir turbūt pamatė, kad man visgi geriau seksis su paauglėm, negu su mažais vaikais. Nežinau, ar taip pamatė, niekad man to nepasakė, bet aš supratau, kad su vaikais tu turėtum rasti labai daug, ir Valdai, tu galėsi pasidalinti, daug skirtingų bendravimo būdų, kurie nebūtinai yra per pokalbį. Yra per darimą, per veikimą, per piešimą, dainavimą, skaičiavimą, nežinau, ar ne? O su paaugliais tu gali kalbėtis. Ir labai įdomiai kalbėtis. Aš tiek sužinau iš savo mažosios draugės, aš per pirmą ir per antrą draugystę jaučiuosi kaip visiškai privilegijuotas asmuo, vipas, kuris gauna raktą į niekam nepažįstamą pasaulį. Nes ta realybė, kuom gyvena paaugliai šiuo metu, kiek iš tikrųjų žmonių, žino, ar ne, mokytojai, kurie... Mokytojai. Tai būtent, o čia toks labai įdomus, o tai kas yra svarbu, kas rūpi, kas neberūpi, kaip jie iš tikrųjų išgyvena paauglystę, kai yra internetas, telefonai, interneto persekiojimas, šmeižimas ir tie visi baisus dalykai, su kuriais aš turbūt šiuo metu nežinočiau, kaip dylinti, ieškočiau, Google klausčiau, ar ne, kai jų mokymosi sistemai nebeliko knygų, o yra viskas kompuose elektroniškai ir su ChatGPT galima viską nuveikti. O tai kaip mokytis tokiam pasauliui, o tai kas yra tikslinga, kas nėra tikslinga. Iš tikrųjų tai yra labai egzotiškas pasaulis, prie kurio aš niekaip neturėjau prieigos, tik tai dėka šitos savanorystės. Aš bent jau pradėjau suprasti, kas ten vyksta. Kalbant apie tavo mažąją draugę, tu sakai, kad labai daug kalbatės. Ar yra, kaip leidžiatės 2 valandas per savaitę? Kaip atrodo jūsų kiekviena savaitė? Ir tu pati galvoji, ar daugiau tavo draugė dabar jau pasiūlo tas veiklas? Tai programų yra tokia specifika. Pirmais metais tu, tavo mažasis draugas arba draugė, ar ne, ir tėvai pasirašote tą sutartį, kur įsipareigojate skirti bent 2 valandas draugystė per savaitę. Jeigu draugystė yra pratęsiama po metų, nes po metų yra toks susirinkimas, kur jūs vėlgi pasikalbate 4, ar ne? Jūs kaip savanoris ar savanorė, jūsų koordinatorė ir vaikas ir jo tėvai, mama arba tėtis, ir jūs pasikalbate apie tos draugystės arba nutraukimą arba pratęsimą. Tai mes pratęsiam su mažąja draugystė, jau einam link 2 metų pabaigos ir kai mes nusprendėme pratęsti, mes turėjome pasikalbėti, ar mums vis dar tinka tas formatas susitikti kartą per savaitę,
O galbūt mes galėtume susitikti kartą per 2 savaitės. Ir mes pasirinkome tą antrą formatą, nes iš tikrųjų mano mažoji yra nepaprastai užimtas žmogus, ji turi labai daug visokių būrelių, visokių veiklų, o dar yra mokykla ir pamokos, o siaubas. tai pamokų ruošimas, kuris užima valandas ir, ji neturi laiko. Nebeturi laiko draugystėms, nebeturi laiko tiesiog būti. Tai mes su ja nusprendėm susitikinėti kartą per 2 savaitės. Ir kadangi mūsų draugystė per tuos 2 metus transformavosi iš draugystės, kuri yra, dėl kurios yra pasirašyta sutartis, į tokią draugystę, kur aš įsivaizduoju, kad tiesiog, susitinki žmogų, su kuriuo vaibinį, susiklikini ir smagu. Taip. Tai mes neskaičiuojam valandų. Laimingi valandų neskaičiuoja. Tai mes sugalvojam veiklą dažniausiai ir šiuo metu, vėlgi, turbūt dėl to, kad kai kurios dalykus išbandė. Mes turėjom sudėtingą laikotarpį draugystį, kur aš negalėjau suprasti, kokios veiklos jai patinka, kokios nepatinka, nes atrodydavo, siūliau, man šiaip labai daug kas įdomu, tai siūlydavau viską, daug kam buvo atsakoma, kad ne, kažkas buvo priimdavo, toks buvo, aš tikrai buvau tokios sumaišty. Toks amžius, jiems viskas ne. Taip, ir keičiasi dar svarbiausia, vieną kartą gal patinka, kitą jau ne. Taip. Tai mes po truputį išsiaiškinom, kokios tos veiklos ir matyt per tą ryšį atsirado saugi erdvė, aš tikiuosi, kad atsirado saugi erdvė, kur ji irgi jaučia, kad gali pasiūlyti ir nori pasiūlyti veiklų. Ir aš prisipažinsiu, pastaruoju metu ji daugiau pasiūlo veiklų negu aš. Ką siūlo? Galbūt pasufleruosim tėvams, kurie žiūri, kad neveiks su savo paaugliais. Žinokit, šiaip pasiūlo labai įdomių veiklų. Mes kartais abidvi nemokėjome. Pradėsiu nuo to, kad labai priklauso nuo sezono. Kai yra šilta lauke, galima veikti labai daug ko lauke ir tiesiog būnant gamtoje atviroje erdvėje. Žiemą tas veiklų pasirinkimas biški sumažėja dėl to, kad šalta lauke, bet mes daug varom į visokias parodas. Mums abiem patinka parodos. Ir čia siūlo tavo mažoji draugė, pavyzdžiui, parodas. Taip. Va. Ir pavyzdžiui, yragi tas vienas sekmadienis per mėnesį, kai visi muziejai yra nemokami. Taip. Tai mes, žinokit, beveik kiekvieną mėnesį pasinaudojam tą galimybę ir vis nueinam į kokią nors naują vietą. Žiemą irgi daug gaminam. Tai mes nusprendžiam, jį randa kokį nors Pinterest receptą ir sako, ar galim išbandyti, pasidaryti. Dabar galvoju, prieš porą savaičių darėme veganišką versiją mac and cheese, tų makaronų su sūriu. Tu galvotum, taigi makaronai ir sūris. Be sūrio darėm, veganiškai ir labai skaniai gavosi ir ten, žodžiu, kepėm daržovės, jas malėm. Toks labai labai įdomus procesas. Ir kol tą veikiam, mes plepėjom. Atsigėrėm arbatos, tada nusprendėm kakavos pasidaryti, nes buvo šalta ir reikėjo laukti, kol tos daržovės iškeps. Tai kartais mes sugalvojam kokių nors kūrybinių veiklų. Man labai patinka visokios kūrybinės veiklos, tai vasarą praleidom turbūt visą dieną, kai tapėm ant marškinėlių. Nuėjom į Humaną, nusipirkom baltų marškinėlių už 1 eurų ir Lidl'e nusipirkom tų dažų tekstilinių. Ir praleidom visą dieną galvodamas, kągi mes čia piešim ant tų marškinių, kaip čia juos padaryti, tada jas reikėjo išskalbti, ten išlyginti. Praleidom visą dieną iš tikrųjų ties tuom. Ir labai fainai, ir dabar turime kiekvieną po marškinius, kuriuos pačios nutapėme. Jau net identitetą, žinai, formuosis ir vizualinis. Taip, tikrai taip. Kaip tie vaikai atsiranda šitą programą? Kaip vyksta jų atranka, nežinau, ar jie tiesiog kažkur turi kreiptis, ką daryti, galbūt kažkas iš mus žiūrinčių, besiklausančių, dabar galvos, aš turiu galbūt vaikų, žinau vaikų, kuriems labai šita programa praverstų. Ką jiems daryti? Ateiti. Čia kreiptis į ką? Kur? Į internete? Reikia konkrečių koordinačių. Taip. Gal tada tu galėsi pasidaryti. Žinoma, taip. Tai vaikai dažniausiai ateina su tėvais ir geriausia ateiti su tėvais. Kartais vaikus atveda tėvai į programą, kartais tai yra
arba socialiniai darbuotojai mokykloje, arba psichologai, kurie parekomenduoja tėvams šitą programą. Labai įvairiai būna mokytojai, ar ne, arba būna kažkas artimoje aplinkoje. Mano pirma draugystė, kai paklausiau savo draugės, kaip jie atėjo į tą programą, jis sakė, mano geriausia draugė turėjo didžiąją draugę ir aš norėjau. Okay. Tai ji taip atėjo į programą. Tai tiksliausias kelias būtų kreiptis į paramos vaikams centrą, jeigu tai yra Vilniuje. Arba tiesiog pasigūglinti Big Brothers, Big Sisters Lietuvoje. Savo mieste tada. Savo mieste susirasti kontaktus ir kreiptis į tą centrą, kuris įgyvendina tą programą. Tai Vilniuje mes šiuo metu turime dvi koordinatorės, kurios užsiema tą programą ir paskambinę vaikų paramos vaikams centrą galima bus suderinti tą pirmąjį tokį pokalbį, atėjimą, anketos užpildymą ir taip toliau. Tai dažniausiai vaikai ateina su tėvais ir tuomet yra pokalbis apie tai, tai koks yra poreikis, kokios yra priežastis ateimo į programą ar ne. Ir kiek žinau, vaikai irgi praeina tam tikrus mokymus, kurie yra apie saugumą, apie bendravimą, tokio irgi, kas baziškai labai labai faina vaikams irgi išmokti. Ir tuomet jie, kaip ir savanoriai, jų anketos yra jau tada derinamos arba parenkamos, ar ne, kad jie galėtų draugauti. Tai tą poreikį turi arba pats vaikas pajausti, arba jo tėvai netgi, ar ne? Pavyzdžiui, jaučia, kad galbūt vaikas nepritampa klasėje, Taip. ar ne? Aš įsivaizduoju, čia galėtų būti problema, nes dabar yra labai daug patyčių, labai daug to tokio psichologinio smurto klasėse ir kada tu supranti, kad nežinai, ką daryti, tiesiog nesijauti, kad esi priimtas, ar ne? Ir tokiu atveju, man atrodo, šitą draugystę labai praverstų. Vaikams, aš įsivaizduoju, kad paaugliai galbūt žino apie šią programą, bet arba išgirsta apie šią programą ar ne, vaikams, tai turbūt apskritai toks, jie net nepagalvoja, kad tokia programa gali būti, tai tėvai yra tikrai tas kelias, kur atveda vaiką ir tai gali būti dėl patiriamų patyčių, tai gali būti, nes tėvai galbūt patys išgyvena skyrybas ir supranta, kad vaikui šiuo metu tikrai galėtų padėti galbūt ne tik mokyklos psichologija, bet ir turėti suaugusių draugą ar ne. Tai gali būti dėl daugybės įvairių priežasčių, tai gali būti tiesiog, kad vaikui yra sunku su paauglystė. Ar ne? Ir tai nereiškia, sunku bendrauti, pavyzdžiui, labai daug jaunų tokių paaugliukų būna, aš kaip bijau bendrauti, tas irgi būdas saugesniu keliu lavinti tuos įgūdžius, ar ne? Taip. Tai aišku, čia diskomfortas įeiti tą, bet būna, įmanoma kartais. Apskritai labai daug šeimų patiria sunkumus susikalbėti dažniausiai su paaugliais vaikais galų gale. Ir kodėl sunku susikalbėti tėvams su vaikais, nes vaikai dažniausiai turi tą tokią atmetimo reakciją tėvam, tėvai man čia nepaaiškins, bet tokio pat amžiaus draugas, jis visiškai jo informacija kitaip jį pasiekia, ar ne, ir tada gali kalbėtis laisvai. Tai nereiškia, kad šeimose yra problemų, ar ne, čia turbūt reiktų prie to privesti, kad nepagalvotų, kad čia negalima kreiptis, jeigu čia šeima tvarkinga, viskas gerai. Tai netiesa, tiesiog kartais su tėvais vaikai nenori kalbėtis tam tikrom temom, ar ne, nesijaučia, kad galėtų išsikalbėti, tai tas didysis draugas šitoj vietoje labai pagelbėtų. Taip, tikrai taip. Ir tai yra kaip čia, tam tikrų atvejų ir pagalba, ar ne, tėvams. Ir dar yra vienas dalykas, kad paaugliai tokia yra raidos psichologija. Jiems tam tikrų metų tikrai yra daug svarbesni draugai, nes tokia yra raidos psichologija negu jų tėvai, ar ne? Bendramžiai turi daug didesnį svorį. Ir ačiū Dievui, mes visi išgyvename paauglystę, mes visi ten buvome ir kai mes praėjome tą paauglystę, mes pagalvojom, kažką mama visgi gerai sakė, ar ne? Bet tuo metu neklausė. Bet tuo metu neklausė. Taip, ir tai yra tikrai labai natūralu ir aš tikrai pažįstu daug tėvų, kurie labai stengiasi sukurti tą ryšį ir palaikyti tą ryšį paauglystės metu ir tas yra sunku, nes pačiam vaikui yra labai sunku. Jis pats yra labai dideliam pasikeitime,
jo kūnas keičiasi, jo protas, jo smegenys keičiasi ir plus, tas pasaulis aplinkui yra toks su labai daug visokių stimulacijų ir žinučių, ar ne, apie tai, kas tu turėtum būti ir ko neturėtum būti. Tai yra labai sudėtingas etapas. Ir jeigu galiu pakviesti tėvus pasistengti nejausti frustracijos ir tiesiog priimti tai kaip etapą. Išbūti su tuo. Taip. Ir žinoma, jeigu yra įmanoma pasiūlyti vaikui kažkokias kitos, kaip čia, būdus būti su suaugusiais draugais ir galbūt turi artimoje aplinkoje žmogus, su kurio tikrai turi labai šiltą, tvirtą ryšį, tai kodėlgi ne. Man dar Knieti toks klausimas, Valdai, tau, ar ne, kiek žinom, savanoriaujančių vaikinų yra tikrai mažiau negu merginų ir labai džiaugiamės, kad tu tai darai. Man toks klausimas, kodėl? Kodėl tu sugalvojai imti šitos veiklos, ar tave kažkas paskatino ir kaip tu tame jautiesi, galbūt kviestum kitus vyrus drąsiau eiti į tą savanorystę ir ką duoda tai? Tai iš esmės pas mane aplinkoje yra žmonių, kas nemažai savanoriauja, tai tiek vyrų, tiek moterų. Tai kažkaip labiau, nekyla tokio klausimo, kodėl ne. Pavyzdžiai užkrečia, ne, čia šitos serijos. Taip. Ir šiaip apskritai, kodėl aš pradėjau eiti, tai tiesiog atėjau gyvenime į tašką, kur pajaučiau, kad yra erdvės tam pilnai ir tada galvoju, kodėlgi neišbandžius tiesiog. Ir tada būtent ieškojau skirtingų visokių savanorystės tų būdų ir būtent šita atrodė tokia lengvai derinama su šiaip gyvenimo ritmu iš tikrųjų. Nes ten yra ir niekino vaikai, kuri reikalauja daugiau valandų. Lankstumo ir valandų. Ir dažniausiai vis tiek, visi mes norim turbūt gero, bet reikia nepamiršti to, kad reikia ir savo gyvenimą dar gyventi. Tai esmė yra tokia, kad kažkaip šita programa labiausiai tiko man ir kažkaip pradėjau, atrinko mane ir dabar sėkmingai draugavom su mažuoju draugu. Bet taip pat, aš lygiai taip pat pasakoju savo aplinkai, kurie dar nėra tenais ir vienas žmogus jau mokymus, kiek supratau, eina reistoj. Tai turbūt, kaip ir sakot, pavyzdžiai užkrečia ir tas plečiasi ratas tiesiog žmonių. Už savanorystės virusą. Jo, iš tikrųjų kažkas ledlaužys, lengviau, kai kažkas ledlaužys ir sako, jo, viskas ten gerai, saugu. Nes aš pamenu apie savo tą patirtį, kodėl aš nenuėjau Big Brothers, Big Sisters. Niekas mano aplinkoje nesavanoriavo būtent to. Šiaip apskritai mano aplinkoje praktiškai tuo metu niekas nesavanoriavo, čia prieš tos daug metų tikrai buvo kitaip. Bet aš labai daug baimių turėjau ir viena iš tų baimių buvo, kad mane atstums. Aš niekam nepatiksiu iš tų vaikų, pavyzdžiui. Man čia buvo šakis, arba pradėsim draugauti ir tada eigoje sakys, nebenoriu aš tai. Ir man tikrai, aš labai bijau atstumimo. Jūs jau man atsakėt apie tą, kad yra mečinimas, o nesuderinimas. Tada aš labai bijau, o jeigu man bus be galo sunku, kaip nutraukti tą santykį, jeigu mes susidraugausim beprotiškai, pavyzdžiui, tai mano kita buvo labai... Baimė atsakomybei. Jo, labai baimė. Ir trečias dalykas, aš tiesiog galvoju, o ką mes ten veiksim ir ką aš darysiu, jeigu, pavyzdžiui, pradeda žalotis arba kažkokia situacija emocinė, kur aš neturiu žinių. Ir, man gal dabar iš to ir kyla klausimas, kokį jūs šiaip palaikymą gaunat, kaip jūs dorojatės, vis tiek visko būna, gal ką aš čia pasakiau, arba ką aš čia padariau, arba ar čia ar čia gerai buvo, kas įvyko, ką su tuo daryti ir kas su tuo tada vyksta. Šiaip gal atsakant į vieną iš baimių, ten apie žalojimus ir taip toliau, tai mokymo metu šiaip papasakoja, kad būna įvairių situacijų, jos turbūt nėra dažnos, galima taip įvardinti. Ir ten daugiau bando paruošti, kad visko gali būti. Bet esmė programa yra tokia, kad visą laiką galima kalbėti su koordinatorium ir jeigu jau kažkas tokio rimtesnio vyksta, jau jos įsikišinėja kažkiek. Tai nėra, kad visiškai atsakomybė yra ant savanorio, nes norisi, kad vaikui būtų gerai. Bet, yra turbūt ribotas, kaip ten, mums žinių bagažas yra ribotas, kiek ir kaip mes galim prie to prieiti iš tikrųjų. Tai yra asmenys, per kuriuos galima
Kaip, ir pasikonsultuoti, jeigu kažkas kyla klausimų, ir pranešti, jeigu kažkas įvyksta. O su baimėm, kad ten kažką ne to pasakiau, žmonės esam. Visą laiką. Draugai irgi vieni kitiems pasako nesąmonių. Man žinok, man viskas, man pavaldo pasakoja, man būtų ramu, o ką draugai nepasako vienas kitam dalykų, paskui atsiprašo ir toliau važiuoja. Taip, iš tikrųjų Valdas labai gražiai nupiešė tą, kaip čia ta draugystė santykis būna. Nes aš žinokit, kaip žiūriu apskritai į bet kokį ryšį su žmonėm, tai yra gal ne tiek svarbu iki tam tikro taško, kas įvyko, svarbu, ką daro žmogus po to. Tai būtent ar atsiprašo, ar tada jaučia kažkokį, kad skausmą sukėlė, ar dar kažkas, kaip po to viskas vyksta. Nes, mes visko būsim pasakę. Ta prasme, čia gyvenimas yra tiesiog. Ar sakom, ir gerai skiriame. Nedraugausiu. Čia ta, žinai, užsišikimas draugystė, ir gerai, ir galim ir nebebūti. Tai va šituo atveju taip turbūt nebūtų, žinai, čia tas yra sąmoningesnė pusė, suaugusi, kuri dar ir mokymų bagažą turi, kad tai neatsitiktų, kažkaip išspręstų situaciją. Tai labai auginančios patirtis, iš principo kiekvienas pyktis tarp draugų labai augina ir moko išlaikyti ir saugoti, auginti draugystę. Taip. Ir iš tikrųjų palaikymo sistema yra vienas iš tų dalykų, kurie yra neįtikėtinai fantastiški šitoj programai. Tai Valdas pasidalino tuom, kad yra koordinatorė. Tai yra trečias žmogus, su kuriuo galima susiskambinti vos ne kasdien, vos ne po kiekvieno susitikimo ir sakyti, padariau tai ir tai. Ar okay. Ką daryt? Pavyzdžiui, arba sužinojau tai ir tai. Ir tas žmogus yra profesionalas, koordinatorės yra neįtikėtinai profesionalios, viena iš jų yra pati buvo atėjo į programą kaip savanorė, turėjo daug draugysčių per savo visą karjerą ir tuomet tapo šitos programos koordinatorė. Tai maža to, kad yra bagažas tų situacijų turėjusių, tai yra dar ir toks ir išsilavinimas tam atitinkamas, ar ne, psichologinis, kai tau padeda su tuo išbūti, suprasti, kas įvyko, ar iš kur kyla tie klausimai. Bet yra dar viena dalis palaikymo sistemos, kuri yra, o dieve, be proto fantastiška, ir tai yra savanorių supervizijos. Tai yra susitikimai, kurie vyksta kas mėnesį, tačiau į juos neprivaloma ateiti kas mėnesį, savanoris ar savanorė turėtų ateiti ten bent kartą per kvartalą, bent kartą į 3 mėnesius, ar ne? Tie susitikimai turi visuomet labai panašų formatą, tai yra koordinatorė ir savanoriai, kurie užsiregistravo į tą superviziją, tai dažniausiai mūsų būna tarp 4 ir 10, pavyzdžiui, vienu metu, ar ne, per vieną susitikimą. Ir tuomet yra pasidalinimų ratas, kuris yra apie tai, kas mes labai trumpai ir apie ką yra draugystė, ar ne, su kokio amžiaus vaiku dažniausiai. Jos vėlgi yra konfidencialios, ten nėra dalinamasi kažkokiais labai ten dideliom patirtim, ar ne, bet tai yra tos saugios vietos savanoriams ir savanoriams kartu su koordinatorė aptarti tas sudėtingas situacijas, gauti palaikymo, gauti perspektyvos, gauti kitokio kažkokio matymo tos situacijos ir galbūt labai paprastai patarimų apie tai, o kaip būti, o kaip su ta situacija gyventi, kaipgi toliau draugauti, ar ne, kaipgi išgyventi tą jausmą, pavyzdžiui, kai jautiesi, kad vaikui gal nebeįdomu su tavim draugauti ir apie tai yra, ar ne apie tai, ar ne. Ir tos supervizijos yra, jeigu draugystė yra apie 2 žmonių ryšį ir dažniausiai esi tu suaugęs žmogus priimantis atsakomybę, ar ne, ir vaikas, ir tu tuo metu, kol tu esi su vaiku, vis tiek prisiėmė atsakomybę, ar ne, kad tas vaikas ten neperbėgtų gatvę, kol mašinos važiuoja. Tai toj supervizijai tu esi apsuptas arba apsupta savanorių, tokių pat žmonių kaip tu, kuriems rūpi tie patys dalykai, kurie yra šitoj programai, irgi dirba su vaikais ir kurie greičiausiai išgyvena labai panašias patirtis. Ir visi sako, taip, tai yra ir aš, ir man. Taip, ir visą laiką
aš neseniai buvau supervizija ir pagalvojau, kaip magiška. Kiekviena supervizija pasibaigia tuo, kad visi pasako, Dieve, kaip gerai čia yra, kaip aš esu toks dėkingas ar dėkinga, kad išgirdau tai, man surezonavo, aš net neturėjau klausimą, kurį atsinešiau, bet aš gavau tam tikrą atsakymą. Ir ta tokia palaikymo sistema, ji yra labai saugi, labai nuolatinė, nes tu žinai, kad jeigu, pavyzdžiui, tau labai sunku yra, tu gali kas mėnesį ateiti į tą superviziją, tu gali kalbėti arba nekalbėti. Tai irgi pasikrauti tiesiog, išgirsti, susinormalizuoti, kas ten su tavimi vyksta. Būtent. Tai ačiū labai ir man atrodo dabar būtų pati ta vieta, kur jūs taip galite pakviesti kitus prisijungti, nes aš įsivaizduoju yra taip. Jeigu nėra pakankamai savanorių, nėra labai daug ir mažųjų draugų, nes ką jie vieni veiks. Tai gal padarykim Lietuvoje tą tokį, žinai, didelį savanorių ratą, kurie norėtų būti su mažaisiais draugais, kurie skirtų po 2 valandas, neapsimetinėkim, kad neturi 2 valandų. Netflix'as scrollinimas ir visą kitą gali paeiti šoną. Greičiausiai tai slepiasi po to baimės įvairios. Tie, kurie sako, neturi laiko, greičiausiai turi tam tikrų baimių, kaip Milda labai gražiai išsakė. Mano, pavyzdžiui, baimė dažniausiai būna šito klausimu būtų atsakomybė, ar tikrai pajėgsiu ir norėsiu. Kiekvieną savaitę skirti tam laiko o kas bus, jeigu man tas vaikas ar mažas ar didelis nepatiks, jeigu nesuvaibinsim. Bet kaip suprantu, čia yra tiesiog, nėra tai, kad tau priskiri ir tu negali atsisakyti, ar ne? Jeigu jūs paučiat, turbūt, kad ta pora netinka, tai greičiausiai gal kitas mečas bus sėkmingesnis. Taip. Taip, ar ne? Juk čia tu neteini dirbti, tu įsipareigoji. Bet jūs turite teisę pasirinkti vienas kitą, tai turi būti tas mečas, kaip tu sakai. Taip. Ir aš šitą klausimą per tokią prizmę norėčiau iš tikrųjų užduoti, nes mes apie jūsų išorinį tą kitą pasaulį nieko nekalbėjom. Ir aš galvoju, kad dažnai žmonėm, gal jūs kokie, pavyzdžiui, psichologai, ir jums čia lengva kalbėti, ir jūs su tais vaikais ten rasite tą bendrą kalbą. Ar čia kiekvienas gali įti tą draugystę, ar čia yra kažkokiem žmonėm, kaip identifikuoti, ar aš galiu eiti savanoriauti tokią savanorystę, nes jūs jau turite biškį patirties. Taip, ir gal pasakykit, ką jūs veikiat patys, ar ne, tada bus lengviau atpalaiduos. Nes taip mes jau žinom, kažkaip net neuždavėm šitą klausimą. Okay. Jo, tai gyvenime už savanorystės ribų, tai aš dirbu techninį darbą, esu enterprise architektas Oxlabs. Tai mano darbas yra būtent iš esmės su žmonėm, mytose dažnai sėdžiu, šiaip techninius architektūros peržiūrimas, ir daug darbo iš tikrųjų su žmonėm yra, bet ir techninio daug nemažai. Ten 8-mečių nefigūruoja. Ne. Suaugę, nuobodus. Kartais, aišku, iš emocinės pusės visko būna darbe, kiek pastebim turbūt visi. Bet jo, nereikia kažkokio pasiruošimo, reikia tiesiog nuspręs, kad nori ir eiti ir viskas. Tos baimės, jos dingsta, kai pradedi daryti, čia kaip visą laiką turbūt yra. Veiksmai geriausiai parodo mums, kad nenumirsim nuo šito dalyko. Jeigu bijai, tai daryk. Naujas šūkis. Šiaip labai geras indikatorius yra, kad reiškia, gal šitoj erdvėje reikia patobulėti dar, jeigu kyla baimės. Super. Susitik su savo baime, ne kitaip tariant. Labai geras šiaip. Jei bijai, tai daryk. Aš už savanorystės ribų vadovauju komandai, kuri mes dirbame su pilietinės visuomenės stiprinimu. Iš tikrųjų dirbame su kitais aktyviais žmonėm, kuriem rūpi visuomenė, tai gali būti tam tikra dalis, tai gali būti sveikatos klausimai, ar lyčių lygybės klausimai, ar teisėtvarkos klausimai, ar viešojo transporto klausimai. Nesvarbu iš tikrųjų, kas iš tikrųjų yra ta rūpima tema, yra svarbu, kad žmogus nori kažką nuveikti kitų labui, ar ne? Tai mes palaikom, apmokam kitus žmonės, kad jie galėtų daryti tą pokytį savo bendruomenėse. Tai mano darbas irgi iš tikrųjų yra apie labai daug susitikimų turėjimą, apie tokį, vis tiek yra ir komandos valdymas, ir koordinavimas veiklų, tai visokių būna procesų, ir labai ilgų ir nuobodžių ataskaitų rašymas, tai tikrai yra ir toks darbas. Kodėl ir kam vertėtų ateiti savanorystę?
Tai aš manau, kad galima ateiti tiems, kas žino, ką daryti su vaikais ir tiesiog natūraliai jaučia, kad jiem yra faina būti su vaikais, tokiem kaip aš, kuriems buvo baisu ir nežinojo ir sakė, aš neįsivaizduoju net nuo ko pradėti. Labai svarbu ateiti tiems, kurie jaučiasi per jauni arba per seniai programą, nes tikrai programai yra savanorių labai vairaus amžiaus ir tai yra nuostabu, nes tikrai ne visiems vaikams arba paaugliams reikia tikrai labai jauno savanorio arba jaunos savanorės, nes atrodo, tikrai nebus faina, jeigu man ten yra, 40 arba 50 ir tie žmonės atsineša, savanoriai, kurie turi daug gyvenimo patirties, atsineša neįtikėtiną gebėjimą sukurti saugumą vaikui, kuriam tikrai galbūt trūksta to saugumo. Tai aš tikrai raginčiau neslėptis po argumentais, kad mano amžius yra netinkamas savanoriauti. Ir aš skatinčiau ateiti į savanorystę visus, kurie nori duoti. Nežino kaip, turi baimių, nemano, kad susitvarkys, nežino, nuo ko pradėti, bet nori duoti. Duoti visuomeniai. Galbūt prisidėti prie kažko daug didesnio ir daug geresnio, bet be labai garsių, ten ir gražių vėliavų, ir lozungų. Ir be tokių grandiozinių atsakomybių, ar ne? Čia yra labai aiškus apibrėžtas dalykas, kurį tu darai, bet jis yra į gilį, jis labai daug duoda, ar ne? Ir jis labai tinkamas yra introvertams. Nes žmonės irgi dažnai įsivaizduoja, kad savanorystė yra labai ekstravertiškas dalykas. Tu daug kalbi, tu su visais visur dalyvauji, tu esi toks žmonių žmogus. O iš tikrųjų, ir aš tai sakau irgi dėl to, kad man buvo labai sunku su didelėm grupėm, bet man labai patiko, kad šis formatas yra apie vienas su vienu. Ar ne? Tu turi vieną mažai draugą ir tu skiri tam žmogui visą dėmesį, tas 2 valandas per savaitę, ar ne? Ir tai yra, man buvo labai komfortiška situacija, nuo ko pradėti. Ir visi, kas jaučiasi, kad, savanorystė yra, tiesiog per daug, žinai, ateini ir ten milijonas žmonių, bet norisi tokio mažo formato ir to dėmesio sutelkimo į vieną žmogų, tai šita savanorystė puikiai tinka. Koks taiklus, čia yra indikacija labai taikli. Uoga, tikrai, nes tikrai daug kas galvoja, kad, tai čia ne man, nes čia reiks daug bendrauti, čia yra tikrai gan saugus ir kur tu tikrai gali kontroliuoti šiek tiek, ne, tą procesą. Taip. Tai kada, kur norintiems kreiptis? Valdai, tavo arena. Tai reikia kreiptis į paramos vaikams centrą ir tenais iš esmės jau duos visą informaciją. Aš pats paskambinau tiesiog jiems. Tada nurodė elektroninį paštą, kurio reikia parašyti e-mailą ir toliau jau pasikvietė į visas sekančias, kaip čia procedūras, ceremonijas, jau nežinau. Ir turbūt reiktų paskubėti, kam sukirbo mintis, nes mokymai toj prasidės. Teisingai, kovo mėnesį, kovo 9? Neatsimenu, aš tiksliai. 5, kažkas kovo pradžioj, lygtis man užsifiksavo, ar tai kažkodėl man kovo 5, bet jeigu klystų, pasižiūrėkite tikrai patys, informacija yra pvc.lt. Tai jau tik dabar jau skubėkim išleisti tinklalaidę, kad visi spėtų, kas nori užsiregistruoti. Čia buvo tikrai unikalus šansas išgirsti detaliai apie tai, kaip vyksta šita programa. Man irgi pirmą kartą taip daryti, tai aš labai tikrai jaučiuosi dėkinga. Man dabar jau būtų drąsu eiti tikrai. Valio. Man atrodo, atsakiau ir aš savo klausimus. Tai šiandien, žodžiu, išeinam su sužinojimu, kas yra Bibravės Big Sisters programa, kas gali ten savanoriauti ir kokių vaikų ten laukiam, ar ne? Tai ačiū labai. Ačiū tau, Milda, ačiū. Ir ačiū apskritai situacijai, kad mes gyvenime galime daryti tai, ką galime. Taip, būdami to, kas esame. Taip.